Tarybų šalyje išlaikyti teises lengva kaip 2 pirštus apsisioti. Štai vairavimo mokyklos kiemas. Po vairavimo pamokos įspūdžiais dalinasi būsimieji šoferiai. Išmokau skirti raudoną nuo žalios, giriasi Artūras Plokšto. O aš su džipu partrenkiau babutę, porina grūinius. O aš girtas ant prakosų variau, šypsosi Aleksei. Šaunuoliai, dabar jums bus įteikti šoferio pažymėjimai. Džiaugsmingai prie vartų sėdo vakarykščiai pėstieji ir pirminį savo pirmąją savistovę kelionę. Sveikinam, sveikinam, tik nepamiršk ranką į kamerą pamoti, o tai lagerį supūdysiu. Na va, maladėts. Rai, vudun. Ir į Lietuvos SSR kartais atskrenda lėktuvai. Kas geležinis paukštis žarnose, kraipo galvas vietiniai gyventojai litovcai. Tavarišės į tavariščiai. Prašom šiltai sutikti pasaulio bušidonų galėtoją, Mardabojaus meistrą, geležinį kuloką Olegą Šociką. Молодец, Олег! Дай им всем по морде! Подыха! Бей жидов, спасай Россию! Тьфу, литовскую СССР! Журналу «Побайга»